tas 3 dienos suvokimas, ką aš padariau. Žinai, kai nėra kur trauktis, tai mes visi galim iš savęs išreikalauti kur kas daugiau. Sako, kai žmogus pasiekia tą ribą, kad jau nebegaliu, tai yra tik 20% tavo energijos išnaudota, tu gali kur kas daugiau. Aš kaip šiandien atsimenu 1 dieną, kada susidėti krepšiai, prisisegėm viską prie dviračių ir aš sėdau pamėgint ir aš negalėjau pavažiuoti. Stovi 60 žmonių, draugų, atėjusių išlydėt prie tos 0 mylios, o aš negaliu pavažiuoti. Man tiesiog visas dviračio vairas kreipėsi visas pusės, tada iš visos stresas didžiulis, žinai, užėjo, kad aš nežinau, kaip dabar bus. Žilvino sesuo turėjo vaiko vežimėlį pas save mašinai ir prisegėm tą vežimėlį prie Žilvino dviračio. Vieną mano krepšį nuėmėm nuo galinės sėdynės, nuėmėm ir uždėjom tenai. Ir man tada jau pagerėjo. Man tada jau buvo okei, tik aišku, žinai, rankos kojas drebėjo nuo to pirminio streso. Atsipučiau realiai, kai nebemačiau žmonių už nugaros, nes labai buvo neramu ir gėda viduj, kaip dabar bus, kaip aš tą visą įvykdysiu. Aš net tiesiog, žinai, savigarba neleidžia čia pratrūkti dabar. Bet palengva visą tą išmokom. Iš tikrųjų, priprasti važiuoti užtruko turbūt gerą mėnesį. Mėnesį laiko nejaučiau rankos, buvo nutirpus ranka, nulipti nuo dviračio buvo labai sunku ir atsisės labai sunku, kur nors, nes viskas skaudėjo. Prieš savaitę, kai kalbėjom, tu man minėjai, kad 17 mėnesį pagaliau pajautai, kad pagaliau aš pilnai mėgaujuosi šitą kelionę ir vyko didžiulis lūžis, ne? Ir aš sustoju prie to kalniuko, žiūriu aš į jį, žiūriu į tą žvyrą, laša, varva, žinai, tas lietus per veidą. Ir man tai buvo gera to momentu, man toks atėjo, toks džiaugsmas vidus, juoktis pradėjau garsiai pati viena būdama, žinai, toj visiškai laukiniai gamtoj. Ir va šitas yra, dėl ko aš tai darau. Aš pagaliau išmokau neskūstis, kad man sunku, o pasimti geriausia. Gana skūstis, gana dejuoti. Žiūrėkime į šviesą pusę. Kaip tu manai, ar didelis tas mūsų pasaulis, ar visgi nėra toks didelis? Kaip sakant, gyvenimas mus pašventino, žinai. Ir šitam momente keitėsi viskas. Absoliučiai keitėsi viskas.